ir mūsų laukia milžinišką ažiotažą keliančios rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Barselonos komandų. Bus kritinis mūšis, abi komandos turi po 20 pergalių, yra tiesioginės konkurentės ir pergalės kaina šį kartą tikrai bus dviguba. O treneris Tomas Mazulis įspėja, laukia labai sunkus vakaras, nes varžovų gretose Eurolygos žvaigždės. Visą tai stebėti mums nuostabi dovana. Būkite ir jūs viso to dalimi, netrukus studijoje laukia pokalbis su seniai kalbintu Pauliumi Motiejūnu. Na, o dabar žodis Tautvydui ir Jonui. Labas vakaras, mėly TV3 žiūrovai, su jumis sveikinamės vėl iš besipildančios Kauno Žalgirio arenos ir su jumis kaip jau įprasta Jonas Lekšas ir Tautvydas Kubilius. Sveikas Tautvydai, sveiki visi vėl. Neeilinis vakaras, Žalgiris ant pakilimo, praėjusią savaitę buvo tiesiog nuostabi, antrą kartą sezone krito Eurolygos čempionai su Šarūnu Jasikevičiumi ir dabar vėl principinis varžovas, kuris kovoja dėl tiesioginės vietos atkrintamosiose po 20 pergalių, turi tiek Kauno Žalgiris, tiek ir Barselona. Varžovas, kurį šį sezoną kartą žalgiriečiai jau įveikė ir padarė tai varžovų teritorijoje, tačiau tai buvo dar pati sezono pradžia. Žuanas Penoroja tuo metu vadovavo Katalonų klubui. Dabar jau prie šios komandos vairo stovi Xavi Pascualis, kuris pakeitė Barselonos žaidimo braižą. Iš esmės pakeitė dabar jo žodžiai. Both teams are side by side in the standings. How much does that add the importance of this matchup? Yeah, sure, it's important. Now we are in the last part of the regular season, so everything matters more than ever. And of course, now that we are with the same victories in the standings, this game and the next ones are going to be crucial for both teams. Thank you. Xavi Pascualis taip pat pabrėžė šių rungtynių svarbą, lieka vos 4 turai iki reguliariojo sezono pabaigos, tiek Žalgiris, tiek Barselona turi po vienodą pergalių ir pralaimėjimų skaičių ir, natūralu, kad jeigu Žalgiris šiandieną laimėtų, dar įgytų ir tarpusavio pranašumą, taigi galima turbūt sakyti, kad pergalė įgauna dvigubą kainą ir laimėjimas gerokai sustiprintų žalgiriečių pozicijas. Čia matom ir Kauno Žalgiris ateina į areną, Silvinas Francisko jau pajautęs pavasario, čia Tomo Masiulio žodžiai. Treneri, koks turėtų šiandien būti pagrindinės komandos raktas į pergalę? Žaisti susikaupus 40 minučių, daryti savo darbą, ką esam sutarę, atiduoti visas jėgas, o rezultatas bus, koks bus, toks bus. Sėkmės, treneri. Ąžuolai, bus įdomu žiūrovams. Taip, Tomas Masiulis kalba apie laukiančią akistatą tarp tavęs ir Tornikės Šengelijos. Ko pats tikiesi šio vakaro? Tikiuosi nemažai fiziškumo, tikėkime teisėjai duos kontaktą labai didelį ir taip, tai tikrai daug kas kalba apie mane ir toko, kokie mes esam, nežinau, panašaus stylio žaidėjai. Taip, esam panašus, mėgstam žaisti ant tūso po krepšiu, mėgstam žaisti fiziškai, bet mano gal šioks toks pranašumas yra greitis, tai stengsiuosi tą šiandien išnaudoti ir matysim. Tai tikrai yra labai patyręs žaidėjas, daug matęs, tai bus nelengva. Jonai, kaip tavo akimis atrodo ta būsima mikrodvikova tarp Ąžuolo Tubelio ir Tornikės Šengelijos? Kaip Ąžuolas ir pasakė, greitis yra jo pranašumas. Galvoju, kad apskritai ir viso Žalgirio pranašumas turėtų būti greitis. Barselona yra veteranų komanda, kuri žaidžia visiškai sisteminį krepšinį. Xavi Pascualis perėmė komandą nuo 12 turo. Barselona fiksuoja 16 pagal atakų skaičių surengiamų rungtynėse. Tad tikrai kauniečiai turėtų rodyti tempą, nes Barselona mėgsta įvelti į gynybinį krepšinį. Ir Barselona atvyko į Kauną, reikia pažymėti, geroje sportinėje formoje. 3 pergalės iš eilės pasiektos Eurolygoje, 3 pergalės iš eilės yra iškovojęs ir Kauno klubas. Kalbant apie Eurolygos kovas, dabar trumpa reklaminė pauzė, po jos pokalbis su Pauliumi Motiejūnu. Na, Eurolygos studijoje šį kartą Žalgiris Group direktorius ir kur kas daugiau nei tik krepšinio reikalus valdantis Paulius Motiejūnas. Paulius, sveikas sugrįžęs. Labas, Asta. Po 3 metų Barselonai. Vėl matom čia tave Kaune ir suprantama, daug pokyčių, daug permainų, bet ko labiausiai buvai pasiilgęs savo tėvynėje? Namų, tai turbūt oras dabar iš viso fantastinis, tai atrodo, kad čia grįžai į vasarą, kaip visą laiką grįždavau, tai
Nu, tiesiog, turbūt smagiausia yra, kad galiu palaikyti savo komandą ir nevaidinti, kad esu neutralus. Kas per tuos metus, kol tave čia nebuvo, tavo akimis labiausiai pasikeitė Žalgirio namuose, Žalgirio organizacijoje? Tai daug kas pasikeitė. Fanai kitoj vietoj sėdi, tas palaikymas visai kitas, prezentacijos. Tai, tikrai komanda paėjus į priekį, tas kovingumas, tie selautai, viskas. Aš dar pats tik tai bandau suprasti, kiek čia visko naujo ir bandai atrasti, bet emocija ir palaikymas tikrai įkvepiantis. Ir pats sugrįžimas, kiek suteikė tau vėl naujos motivacijos, naujo įkvėpimo? Man tos motivacijos niekada netrūko. Žinai, motivacija ir smagumas yra tame, kad komanda aukštumoje ir varo gerai. Gediminas, Jankis puikiai tvarkosi, tai toks ateini su ramybė ir pasididžiavimu. Tokių, kad tikrai komanda eina į priekį ir visas kolektyvas ją stumia į priekį, tai pasak. Tas 3 metų laikotarpis Eurolygoje tikrai buvo labai intensyvus. Ką tau davė asmeniškai ta patirtis ir kur pats sustiprėjai kaip vadovas? Tai sunku komentuoti. Tarptautinė rinka, kaip ir bet kur turbūt įmeta ir bandai išplaukti. Tai džiaugiuosi, kad išplaukiam, daug ką atradom nauji kontaktai, naujos rinkos. Buvo tų tikrai įdomių projektų ir sėkmingų projektų, kaip Final Four ir apskritai Dubajaus komanda, tas Middle East, tas formato keitimas. Turbūt pagrindė, kad supranti, kaip tas organizmas veikia. Aš visiems sakau, buvau federacijų, žinau, kaip ten veikia, klube ir dabar lygoje. Tai per 3 skirtingus tuos žinai, kad tas pats sportas, tas pats krepšinis, bet kampai skirtingi. Tai įdomu juos visus matyti. Kauno Žalgiris šiandien yra kur kas daugiau negu tik krepšinis. Kur matote pagrindinius plėtros prioritetus per artėjančius metus? Ar tai būtų nauji galbūt sportai, naujos veiklos, infrastruktūra, renginiai? Turbūt labiausiai norisi padaryti tą infrastruktūrą, daugiau pajamų šaltinių, kad dar stabilesnis būtų, dar stipresnis ir finansiškai daugiau galėtų leisti, nes smagu, kai gali išlaikyti komandą tos pagrindinius žaidėjus ilgiau negu metus. Tai fokusas tenai, bet aišku, bus ir naujų sportų ir apskritai žiūrim, kur verslumą galim panaudoti. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Žalgirio vardas iš tiesų peržengia Lietuvos ribas. Kaip pačiam atrodo, kaip dar galima būtų tą prekės ženklą tobulinti ir plėsti tarptautinėje erdvėje? Aš žinok, negalvojau, kad apskritai galima tiek. Aš į parduotuvę nueinu ir nesuprantu. Ir apsirengia visi, ir čipsai, ir tų maistų. Ten, ta prasme, viskas žiauriai fainai. Plus London Lions irgi ta dukterinė tokia komanda, kur irgi fainai pamatyti, kaip tučiui sekasi ir visiems kitiem lietuviam. Tai manau, per tą reikia eiti. Puikiai jaunimo sistema, matom, kiek NCAA lietuvių žaidžia, kad kiek jų ir išeina, vis tiek komanda konkurencinga jaunimo, tai daug ką turim. Appsų pasigirt galim, arenos operavimu, jaunimo sistemos veikimu, tai tų kampų labai daug. O kur keliauja Žalgirio futbolo trajektorija? Nes mes matom, tas vardas irgi stiprėjantis Lietuvoje yra. Čempionai vis tik po 11 metų, tai čia įspūdinga, bet ten viskas ant kalno pečių. Jisai puikiai tvarkosi, viskas step by step, kaip sakau, tenai tų didelių, ten netrastas dirvonas. Krepšinį tai žinom aukščiausių lygių, o futbolas tai žiūri čempionų lygą ir supranti, kad ten šviesmečiai toliausiai. Bet, sakau, tai yra organinis augimas, yra namai, yra stadionas, kur galima žaisti ir į tą reikia fokusuotis. Ir dabar dar konkurencija kosminė. Šį vakarą mūsų laukia Barcelona, tiesioginis konkurentas. Pauliau, kokios tavo mintis kyla, matant, kad yra beprotiška šita Eurolygos reguliariojo sezono finišo tiesioji ir tai, kad Žalgiris yra jos dalimi? Aš džiaugiuosi, tai vienareikšmiškai, kas sezono pradžioje būtų paklausę dėl Žalgirio, tai labiausiai nustebinusi komanda. Daug girdžiu iš tų kitų klubų vadovų, kad nuo sezono pradžios, pažiūrėkit, kaip Žalgiris, tai čia nerealiai varo. Tai norėtųsi, kad tas žygis nesustotų, aišku, bet kalbant apie tą reguliarų sezoną, tai daug buvo tų minčių, kad 20 komandų nebus ir taip toliau. Every game matters. Liko tas sloganas ir visi gali su kiekvienu kapotis, tai žiūrim, fingers crossed ir sakau, norėtųsi nesustoti. Javi Paskalis ką tik pasakė, kad Žalgiris šiuo metu yra pati geriausia komanda visoje Eurolygoje. Iš tikrųjų, ačiū Pauliau tau už pokalbį, gero visiems krepšinio
ne tik per TV3, bet ir per GO3, nes ten tiesiogiai transliuojamos visos Eurolygos rungtynės. Na, mes norime padėkoti vyriškų drabužių parduotuviai Elitman bei drabužių valyklai už mūsų komandos įvaizdį. Taip pat dėkojame ir Brunch Bar už skaniausius vėlyvosius pusryčius Kaune. Iki pasimatymo per didžiąją pertrauką.